Sveiki, šiandien turim Golf 7, cypčioja dirželis, man atrodo, kad generatoriaus dirželis, tai pažiūrėsim, kas ten gali būti, jums parodysiu visokių nestandartinių dalykų, kaip patikrinti, kaip įsitikinti, ar tikrai jis cypia ir panašiai. Tai ką, bandom, pasakoju, važiuojam. Girdisi labiau va čia iš tos pusės. Cypčioja. Ir toks erzinantis, kol šaltas visą laiką. Cip, 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 cip. Tai kągi, užsigesinam. Taip, išgirdo cypčiojimą ir dabar parodysiu du būdus, kaip išsiaiškinti, ar čia tikrai jis cypia. Tarkim, būna kartais, čia vienas dirželis bus, būna kartais du dirželiai, generatoriaus dirželis, ten vairo stiprintuvo ar kondiškės atskiras dirželis ir kaip išsiaiškinti, kuris cypia. Na, aišku, geriausia abu iškart pasikeisti, bet jeigu, tarkim, vieną ar būtent išsiaiškinti, kuris cypia, tai parodysiu jums du būdus, kuriuos dažniausiai pats naudoju. Tai aišku, pirmas būdas, kaip ir būtų palei vadovėlį, tai nusiėmė dirželį ir vieną, tarkim, nusiėmė, vis tiek cypia. Antrą nuėmė, trumpam užkūrė, nebecipia, vadinasi, jis ir buvo kaltas. Parodysiu jums būdą kitokį, kad nenuėmus dirželio. Tai pamėginsim prieiti iš viršaus. Šiaip pakeitimų iš apačios tam patogu prieiti. Pasižiūrim, ar mes prieisim. Taip, jeigu matote, nematote, ten dirželis. Taip, užkursime variklį ir kai cypčios pamėginsime kažką papurkšti. Ką mes galim papurkšti? Vat, kažkokį turim lubrikantėlį ir truputėlį papurkšim ant dirželio ir momentaliai, jeigu nustos cypčiot, vadinasi 100% jis. Taip, girdim cypčiojimą, mėginam papurkšti. Nebėra cypčiojimų. Nebėra cypčiojimo. Vadinasi 100% dirželis. Ir turėtų toj tas skystis prasivaikščioti ir po biškį vėl pradėti cypčioti. Mes nelauksim tiek. Taip, kad jums parodyta aiškiau, turim naujo dirželį. Ką aš dariau? Važiuoja dirželis tais grioveliais. Ir, būna, aišku, abiejos pusės tų. Čia mes turim Volkswageną, viena pusė ta, kita pusė grioveliai. Ir važiuoja rolikiukai tie su dantukais tom vietom ir būna išdyla dirželis, dar kažkas akmenukų prieina ir toks cypčiojimas. Tai trumpam papurškiam, kol užkurta mašina ir cypčioja, papurškiam švelniai čia. Iš tolio aš purškiau, pataikiau ant tų trumpam ir momentaliai dingo cypčiojimas. Vadinasi, susitepė ir nebecipčioja. Būna, tarkim, kažkoks būna specialus purškaliukas, kad nuo dirželio cipčiojimo jis matyt suminkština galgumą, dar kažką padaro. Bet esam bandę, jis toks trumpalaikis, kaip vos ne pardaviminis variantas. Tai keičiam naują ir tiek. Pasirinkau Continental, dažniausiai ir renkamės šios firmos, gana geri. Apie dirželį šiek tiek. Matome ant dirželio ir ant pakuotės yra skaičiai. Ant dirželio. Tai 6PK. Ką reiškia 10PK? Tai juostelių skaičius. Kad 6 juostelės. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip. Toliau 10, 26. Tai čia ilgis milimetrais. 1026 milimetrai.
dirželio ilgis. Kai keičiam dirželį, geriausia, jeigu ant senojo matosi, susitikrinam ilgis, ten milimetrais gali skirtis, ar kitokio gamintojo, ar to paties, nesvarbu. Galinis skaičius ten, tarkim, pas mūsų 6, tas gali būti 3, tai ten keli milimetrai. Plius minus visada yra matuoklės specialios, kad įsidedi į tokį stenduką ir pasižiūri, koks ilgis dirželio. Arba nusiimi seną, su nauju susidedi, plius minus, kad būtų vienodo ilgio ir tiek, ten keli milimetrai šiandien, nes vis tiek įtempėjęs sproklinis, jis įtempė ar taip stovės, tai didelio skirtumo nėra. Tai apie dirželį tiek, einam prie mašinos, nuiminėjom dirželį. Iš viršaus prieimo nėra gero, eisim iš apačios prie dirželio. Keliam į viršų, nusiimam apsaugą ir keičiam dirželį. Žiema, laša, druskos į akis, į burną, sniegai ant galvos, tai nemalonus sezonas. Taip, galima nusiminėti ratą, aš susisuku dabar, manau, prieisim ir taip. Du variantai, arba imam dugninę, arba imam mažąjį pasparniuką. Pasižiūrim, kas lengviau. Kaip ir galime mėginti mažąjį pasparniuką imtis. Bus mažiau varžtų sukiojimo. Taip, 20-25 žvaigždutę. Dzuk, pasiemam kažkokią, kur prieinam su impaktuku, kad greičiau. Leiskite, aš su kapišonu, bet laša ant galvos. 7 neprieinam. 8. Ir tų 2 neprieinam. 8, 9, 10 šis varžtelių bus. Tokia volkswageniniai žvaigždutės. Ką neprieinam su terkšle. Sukam. Taip, lengvai. Mažas pasparniukas, nereikėjo visos apsaugos imti. Čia turime dirželį. Čia turbūt pats paprasčiausias, koks gali būti išdėstymas. Pagrindinis, alkūninis, kondicionierius, generatorius ir įtempėjas. Daugiau nieko. Turim biškį tepaliuko, kaip matau. Taip, nusiminėjom dirželį. Prieš nuimant dirželį, jeigu neturim programos, galime kažkur su markeriuku pasižymėti, ant lapuko užsirašyti išsidėstymą arba padaryti nuotrauką, kad žinotumėm, kaip uždėti atgal į išdėstymą. Arba, jeigu turime programą, aš jau esu pasiruošęs, įsijungęs, turime autodatą ir turime palei mašiną pasirinkę išsidėstymą. Visur eina ratu. Visur eina ratu ir įtempėjas eina nugarėlę. Žiūrime, ar mūsų toks pat išdėstymas būna, tarkim, variantai su kondicionierium, be kondicionieriaus. Vienas atraminis rolikiukas, 2 atraminiai rolikiukai, tai pasižiūrim. Išdėstymas mūsų toks pat, visi 3 eina grioveliais, tik įtempėjas eina nugarėlę. Jeigu daug rolikiukų nežinom, neatskiriam, kur įtempėjas, galime patampyti už dirželio ir matome, kaip šitas juda. Jis įtempėjas. Žiūrime, būna kažkur užsidėti galvutėj, kad užlaužti tempėją. Čia niekur nėra, tai už čia veržiam. Čia yra pinukas, jeigu matot, taip matot. Skylutė pinukui ir čia matau yra nugarėliai dar. Tai susirandam užsikaiščiavimui. Kažką tokio. Žiūrime, tilps. Taip tilps. Atsilenksime, kad sutaptų abi skylutės ir užsikaiščiuosime su kaištuku. Kodėl to reikia, klausite? Žymiai paprasčiau, po to uždėti dirželį, nereikia ir laikyti tempėjo, ir dėti dirželio. Tai užsifiksuojam įtempėją, jis laikysis atpalaiduotas ir prasidės, nuimsim dirželį, uždėsim kitą dirželį ir paskui palaikant ištrauksim pinuką, gražiai atsišoks. Taip, važiuojam.
Maksimaliai atsilaužia. Ai, neprigaunu. Užsikaiščiavo. Pinukas. Paleidžiu raktą. Dirželis atpalaiduotas, nes pinukas laiko. Ir taip paprasta nuimti, uždėti dirželį. Jeigu nesikaiščiuojam, turim su viena ranka laikyti įtempėję, su kita ranka nuiminėti dirželį, po to uždedant vėl taip pat. Taip, nuimam dirželį. Ir visada pasitikrinam, prasisukam rolikiukus. Ar nečirškia? Ten turime generatorių. Čia kondicionierius tyliai, gražiai. Rolikiukas irgi nečirškia. Čia generatorius. Ir jeigu matome su dangteliu tokiu plastikiniu, nusimais. Dabar nenuimsiu. Yra sankabėlė. Generatoriaus kremulys su sankabėlė. Ir jis į vieną pusę duoda prasisukti, į kitą pusę neduoda prasisukti. Ir aš jaučiu iš rankos. Vat judinu ir kaip sukasi. Galim net matyti dantukai. Matysit jūs gal. Ten viduje generatoriaus dantukai matosi. Ir aš kaip judinu, iš inercijos generatorius sukasi po biškę ratu. Ir taip aš jaučiu, kad sankabėlė nėra užstrigusi. O kartais būna taip, judini ir jauti, kad kaip standus skremulys tuk, 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 tuk. Ir užstrigus generatoriaus sankabėlė, po to cypia dirželis, drasko, įtempėja, tabalojo, tempėjas taip. Tai čia viskas tvarkoja. Sankabėlė gera, rolikiukas geras, įtempėjas geras. Vėl mums cypia dirželis. Išlindau iš mašinos, galiu nusimauti kapišoną. Taip, ką mes turime, dirželį žiūrim. Originalas, Volkswageno. Ir turim matyti taip. Contitech. Ir taip pat 6PK 1026. Kaip ir pas mūsų naujas 6PK 1026. Dirželis originalas. Mašinos rida 170 000. Arba dar nuo gamyklos, arba buvo kažkada keistas aptarnavimo metu. Turėjo būti keistas mano aptarnavimo metu, kai atstovybei keitė. Datą ieškau, datos nematau. Kaip ant kitų detalių būna data. Tik nesimato 16 ar 18 metų. Mašina yra 16 metų. Čia 16 arba 18. 10 mėnesio 9 dieną. Tai 16-18 metų dirželis. Tai jis jau atvažiavęs savo. Ką matome. Vat akmenukų yra buvę, skylutės tokios. Išdilimai. Patrukinės, paskeldėjęs. Palyginkime seną su nauju. Kaip atrodo graveliai. Naujo, seno, išdylė tokia. Ir dydžio galime nežiūrėti, nes palei matmenis matome, kad tinka. Ir jeigu nesimato, parodysiu jums, jeigu nesimato matmenų, kaip žinot, ar geras dirželis ar ne, nevark, nedėt, kad plius minus ilgi pasižiūrėti, ar tiks. O jums parodysiu. Aš naudoju tokį primityvų būdą, bet veiksmingą būdą. Pasiemu ant spaustuvo rankenos, 2 dirželius, vieną su kitu, sudedu ir įtempiu ir žiūriu. Vat. Ir matome, kad net skiriasi ilgis. Taip, lygų, čia užsidedam su pirštu vienu ir matome, kaip skiriasi. Senas, naujas. Matmenys vienodi, o kaip senas išsitampęs. Bet čia vat netgi gali būti ir naujas, skiriasi ten keliais milimetrais ilgiai ir tiek čia nėra problema, nes įtempėjas vis tiek yra spiroklinis ir jis, kai įtempia, ar jam taip stovėt, ar truputėlį taip, vis tiek jis dirba savo vietoj. Tai aišku, jeigu per trumpas, per ilgas,
jis jau atsimušęs, nu, nedarbiniai pozicijai, vis tiek turi per vidurį. Tarkim, jis į vieną pusę taip, į kitą pusę taip. Ir jo darbinis turėtų būti per vidurį, kad jis plaukėtų. Taip jam geriausia dirbti. Taip, ir išdilęs, ir truputėlį išsitempęs. Metam lauk, dedam naują. Taip, truputėlį apie dirželio uždėjimą. Senoji mokykla moko visada, kad raidės turi būti žiūrėti į tave. Tiek pagrindinis dirželis, tiek generatoriaus dirželis. Po to parašykit komentarę, kas iš meistrų žiūrit, ar irgi taip pat dedat ir ar jūs irgi taip pat mokino kažkada. Taip, kai dedam dirželį, visą laiką dedam taip, raidės, kad skaitytumėm į save ir taip uždedam dirželį. Mane mokino, kodėl taip reikia dėti, ypač pagrindinį diržą, kad diržas yra pasiūtas vis tiek siūlai. Su siūlais, jeigu matote, guma ir siūlai, ir jis yra pasiūtas, nu, tokiu principu. Jeigu atskartų dirželis, jis atskartų siūlelis taip. Ir jis taip sukasi atskaręs. Kaip jums parodyti, nežinau. Senai gal parodyti. Aš čia grubiai atkirpau. Vat. Raidės žiūrim į mus ir tarkim atskaro siūlas dirželis. Nu čia jau aš daug atkirpau, bet esmė tokia. Ir kai sukasi ratu, jis kur nekliuvo, o prasisuka. Vėl kur nors užroliko, vėl prasisuka. Ir jo neplėšia. Jeigu uždėtumėm antraip, jis sukasi ir vat kabinasi. Ir jis užsikabina ir plėšia toliau, jį kažkur užvelia ir panašiai. Vat plėšiam ir matom, kaip vat siūlas pasiūtas. Todėl dedam taip, jis truputėlį siūliukas atskaro ir jis važiuoja kartu su visų dirželiu, važiuoja aplinkui. Ir tiesiog mažesnė tikimybė, kai jį kažkur pagaus, užvels, jeigu minimaliai atskaro dirželis. O jeigu antraip, jį kaip tik, jį sukantis, jį kažkur norės pagauti, užvelti. Tokia buvo iš senolių mokykla, tai pakomentuokit, ar esate tai girdėję, ant kiek tai tiesa. Aš manau tiesa, nes esu matęs, kad dirželiai atskarę, truputėlį siūliukai išlindė ir matosi, kad jis ir yra taip išlindęs. Ir logiška, kad taip suktus jam mažiau tikimybės pagauti negu antraip. Nes būna netgi, kad generatoriaus dirželis atskarsta ir jį pavelia po pagrindinių diržų. Atrodo, kaip taip įmanoma? Čia irgi, tarkim, kaip taip įmanoma. Galėtų būti. Senieji tada iškės ne vieną esam taip turėję. Kaip taip gali? Atrodo, niekaip nėra kur, bet peršoko pagrindinis diržas, viską nusiardai, ten yra pavelta diržą. Taigi dedam dirželį. Raidės į save, ne taip antraip, o kad žiūrėtų taip. Dedame kaip turi būti. Visur į gravelius. Čia sakau pats paprasčiausias išdėstymas. Kamera trukdo prieiti. Pasižiūrim, ar gerai įkrito visur į grevelius. Įkrito. Pasiimam raktą. Truputėlį antitempimo, kad ištrauktumėm pinuką. Išsitraukiam pinuką ir raktą gražiai paleidžiam. Ir taip, turime uždėtą dirželį. Visur dar pasižiūrime, ar gražiai įkrito į grevelius. Tai vat,
Turime uždėtą dirželį. Visada pasitikrinu, užsikuriu, nes jeigu kur nors neįkrito ar čia, aišku, labai paprastas išdėsimas būna ten per 10 rolikiukų zigzagais, tai užsikuriu, nusitepęs, užlašėjo druską. Užsikuriam trumpam, kad pravažiuotų dirželis ir pasižiūrim, ar tikrai visur gražiai. Tai taip ir padarom. Po to prisikelsim, užsidėsim tą pasparniuką. Ir su nauju dirželiu jokio cypčiojimo. Viskas gražiai sukasi savo vietose, nes necypčioja, tai puiku. Ką? Gesinam, visi keliam aukščiau, užsidedam šitą pasparniuką ir bus darbai baigti. Su pirštais pasigaudom visus varžtelius, nes būna turi judėjimo iš varžtų. Jeigu pradedam kokius pirmus 2-3 susiveržiam, kitiem galbūt nebėra tiesiai vietos įsisukt, nes neišsivaikščiojo per visas skylės tolygiai. Taigi pasigaunam visus truputėlį, tiesiog įsikabinam į sriegius. Su impaktu visą laik švelniai, po to su terkšlė dar praeinu, kad neprasukti. Kartais būna parūdėti sriegiukai, prasisuka. Kaip ir mūsų darbas baigtas. Dirželis pakeistas, nebecypčioja, posparnis sudėtas, don. Dirželis svarbiausia tiko. Būna palei katalogą netokį duoda, tai visko būna, visada reikia pasitikrinti, kad netokį kartais neuždėti ir panašiai. Jeigu klausimų, kokių rašykit, mėginsiu atsakyti. Pakeitėm dirželį, patikrinom rolikiukais ant kabėlės, viskas tvarkoja, parodžiau, kaip pažiūrėti, ar šitas cypčioja, truputėlį papurškus. Galėjom tiesiog irgi nusiimti dirželį, užsivesti, pasižiūrėti trumpam be dirželio, necypčioja. Taip pat tai pasako, kad dirželis kaltas cypčioja. Nesakau, kai būna 2 dirželiai, nežinom kuris dirželis ir panašiai. Tai kągi, šiam kartu tiek. Golf 7 generatoriaus dirželio keitimas. Iki sekančių video. Iki.